kiek daugiau negu Komandos lyderis. padirbėti Mindaugui Tauragės Tauras. kuris teisėjų iš Šiaulių. Jis 16 numeris Aleksandr Borisenko. tapo teisėjų asistentu. 3 numeris Mantas Lėkis. 11 numeris Tomas Rimas. Pakruojo kovoje jau 19 numeris komandos kapitonas Tomas Sirevičius. aikštėje iki 27 numeris Macijonas, 39-asis ir Mantas Zelnikas, 4-asis. Vladas Putevičius, kokį smūgį atlieka Gvidas Juška ir gelbsti savo komandą dabar Aleksandras Borisenko. Gvidas Juška kaip iš patrankos smūgiavo į vartus ir Aleksandras Borisenko dabar pademonstravo savo būdį. Ernestas Vėlinis priekyje ir perima kamuolį dabar Tauragės Tauras. Mantas Lėkis į baudos aikštelę. Mantas Lėkis, Tomas Sirevičius. Stabdosi salė iš kitos. Siuntė Gvidas Juška. Ernestas Vėlinis dabar siunčia kamuolį į baudos aikštelę, smūgiuoja ir virš vartų muša. Darius Gvildys sakė, kad Pakruojo kroja 10 rungtynių į baudos aikštelę ir pavojingas smūgis, kaip Galovas pabando kovoti su Tomu Rimu. Gvidas Juška, perdavimas į kraštą Giedriui Slavickui, Slavickas į baudos aikštelę ir čia Ernestas Vėliulis smūgiuoja vartus, pataiko į Aleksandrą Borisenko, tačiau fiksuojama nuošalė. Sirevičius į priekį Mišeliui Dipiedžiui, Mišelis Dipiedis, kaip prasimeta kamuolį pro Irmantą Zelmiką ir dabar nuo Irmanto Zelmiko Konstantinas Macijonas dabar į priekį link savo komandos draugų. Čia Ernestas Vėliulis, perdavimas ir Gvidas Juška, vienas prieš vartus, nepataiko juos Gvidas Juška. Trukus kels kamuolį į baudos aikštelę. Dabar tai daro Tauragės Tauras, smūgis galvas, Aleksandras Vėliulis dar kartą smūgiuoja vartus ir kaip dabar savo komandą gelbsti Maris Eltermanis tiek Tomas Miklinevičius. Į priekį dabar Sergejus Žigalovui, Žigalovas galimybė jam smūgiuoti, muša vartus Sergejus Žigalovas ir kamuolys atsiduria vartuose. Sergejus Žigalovas, sėkmės faktorius dabar jau Pakruojo Kruojas pusėje. Sergejus Žigalovas smūgio kamuolys rikošetu įlekia į vartus. Gero, kad gali būti ir kitam futbolininkui įrašytas šis įvartis, tačiau aš manyčiau, kad realiai turėtų būti Sergejus Žigalovas. Vis dėlto Žigalovas mušė vartus ir kamuolys ne nuo kurio nors varžovo kojas, atrodo, atsidūrė vartuose, o tiesiog pataikė varžovas Sergejus Žigalovas, taigi rikošetas buvo ir Sergejus Žigalovas pasižymė dar kartą ir jeigu įvartis bus įrašytas Sergejus Žigalovai, tai bus jau 9-asis Sergejaus Žigalovo įvartis ir yra Valdas Pocevičius. O čia įsiveržimas į baudos aikštelę, Mantas Lėkis dabar nokautuoja ir Marija Šermanė pataiko į varžovą dabar Mantas Lėkis. Nors situacija jam tikrai buvo gera ir Mantas Lėkis gauna gelblis, kairė pusė Maksimas Belygas į baudos aikštelę, Valerijus Čistjakovas galimybė jam, smūgis į vartus ir nepataiko į vartus. O dabar siunčiamas kamuolys į priekį. Valerijus Čistjakovas sportuoja dešiniuoju kraštu, aktyviai įsijungia į žaidimą Valerijus Čistjakovas į baudos aikštelę, link Sergejaus Žigalovo, Gvidas Juška, koks šansas, Juškas kamuolį į juos. 2-0 priekyje Įvarčio autorius Gvidas Juška, 2-0. 59-ąją, ko gero minutę pasižymė jis. Ir dar vienas šansas. Dabar jau Pakruojo Kruoja. Galbūt ir padidinti labiau skirtumą, galbūt ir išlaikyti tą persvarą, pasižiūrėsime, kai bus dar vienas šansas iškovoti. Jis tarsi Mikaelio Šumakerio pirminis šuoliukas, Gvidas Juška turi dar vieną šansą ir gelbsti dabar savo į baudos aikštelę link tolimojo Virpsto, smūgiuoja vartus ir išskersynį dabar Virpsto pataiko dabar Valerijus Čistjakovas, tačiau prieš tai atrodo buvo o čia vienas ir Žigalovas iššoka dabar prieš Aleksandrą Borisenko. Žigalovas perdavimas, Gvidas Juška liečia kamuolį galvą, Ernestas Vėliulis pabando smūgiuoti iš toliau ir Lietuvį Lukas Martišauskas pakeitė Romaną Kuziną, o Simonas Dalyvis pakeitė Mišelį. Gvidas Juška gavo kamuolį, užsimojo ir pasiuntė jį.
antrąjį rungtynių. Šiose rungtynėse antrąjį savo įvartį pelno Gvidas Juška. 3-0. Pasižymė. Atrodo, kad ko gero 72 rungtynių minutė maždaug tokia yra neoficiali statistika. Gvidas Juška muša antrą savastas. Užsitikovas aikštėje pasirodė vartininkas Giedrius Kvedaras, Rostislavas Diakivas. Aikštė žaidėjas Rostislavas Diakivas kaip ir Zelmikas. Ir čia Rostislavas Diakivas iššoka vienas prieš Aleksandrą Borisenko, muša į vartus, Borisenko gelbėja savo komandą dar kartą. Tiek šiandien kartų gelbėjo savo vartus Aleksandras Borisenko, na ir ko gero jį galbūt būtų ir galima rinkti geriausių tauragės taurės. Šį kartą ją laimi Tomas Sirevičius. Na ką darė Tomas Miklinevičius, dabar pasakyti sunku. Ko gero buvo bandęs suklaidinti varžovus, tačiau Macijonas susilauks geltonė. Šį kartą susilaukė Maksimas Bilykas. Geltonos kortelės iš Dariaus Miklovo. Tauragės tauro futbolininkai. Į baudos aikštelę ir smūgis galva. Simonas Babilius pasižymi dabar. Nuošalės nėra. 3-1. Pirma atrodo, kad Lukas Martišauskas lietė kamuolį galvą, po to Simonas Babilius. Gražiai dabar Tauro komandoje įvartį pelnė 25-asis numeris Simonas Babilius. Matvydas Eiza. Eiza bando suklaidinti varžovus, perdavimas Tomui Višniauskui. Višniauskas prie baudos aikštelės Mariui Kyžiui. Lukas Martišauskas. Perima kamuolį Valdas Pacevičius, puikus perdavimas Rostislavui Diakivui. Diakivas turi dar vieną šansą, skambėjimas ir jis nepataiko. Labai aukštai viršuo. Rostislavas Diakivas ir Darius Miklovas skelbia rungtynių pabaigą. 3-1. Taip pasibaigė šis susitikimas.